uosialapio už tai, kad sprigės yra invazinis augalas, bet žmogui nėra pavojingas, tik tai tiek, kad plinta labai upių pakrantėmis. Bet jų labai daug rūšių yra. Lietuvoje yra dar viena invazinė rūšis smulkiažiedė sprigė, tai jinai jau įrašyta į naikintinų augalų sąrašą. Šita kol kas nėra įtraukta į naikintinų, bet labai irgi sparčiai plinta, beveik visoje Lietuvoje jau yra ir pačių pakrantėse, tai pilna jos. Rykštenės per 20 metų maždaug išplito vos ne visoje Lietuvoje ir labiausiai aplink miestus, jeigu aplink Vilnių, aplink Šiaulius pažiūrėtume, Kauną, Anykščius, Ukmergę, na praktiškai aplink kiekvieną didesnį miestelį ir miestą yra didžiuliai plotai rykštenių jau ir plinta labai sparčiai. Už tai, kad na įsivaizduokit, kiek yra graižų. Va vienas žiedynas, vienas augalas išaugina daugybę graižų, kiekvienam graiže po 14 sėklų, o tas sėklas išnešioja vėjas. Tai čia piktžolė. Tai ji kaip piktžolė pavojingiausia. Už tai, kad apauga labai greitai pievas. Įsiskverbia ir pievos praktiškai sunyksta. Uosialapis klevas yra irgi išplitęs beveik visoje Lietuvoje, o ypač gausus didžiųjų upių pakrantėse. Nemuno, Neries, Šventosios, Nevėžio, Dubysos ir Minijos pakrantėse. Ir uosialapio klevo žiedadulkės sukelia žmonėms alergijas. Tai tuo jis yra pavojingas ir dabar uosialapis klevas irgi įrašytas į naikintinų rūšių sąrašą Lietuvoje ir kiekvienas savininkas turėtų naikinti jo valdose augančius uosialapius klevus, jeigu laikytųsi to, kas numatyta teisės aktuose. Toliau, kol kas Lietuvoje laimė yra gana retai pasitaikantis augalas, tai kietinė ambrozija, kuri yra pasaulyje vienas iš stipriausios alergijas sukeliančių augalų. Yra jų žiedadulkės, žmogui yra pavojingos, nes patekusios į gleivines jas labai sudirgina ir kyla stiprios alergijos. Vidurio Europoje, Pietų Europoje, kur šitas augalas jau labai plačiai išplitęs, tai yra rimta problema, nes kasmet šimtai tūkstančių žmonių netenka darbingumo dėl to, kad suserga arba alergijomis, arba dar blogiau astma kyla, astmos priepuoliai. Na, apie Sosnovskio barštį yra kalbėta be galo daug jau. Jis visiems yra gerai žinomas augalas, na, čia yra didelis jau nudžiūvęs stiebas. Sosnovskio barštis Lietuvoje išplitęs labai dideliuose plotuose jau ir pavojingas ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai. Prisilietus prie jo lapų ir ypač jeigu patenka sulčių ant odos, veikiant saulės spinduliams, kyla odos nudegimai. Ir labai sunkiai gyjantys, o kai užgyja, keleriems metams lieka tamsios pigmentinės dėmės ant odos. Tai yra ir kosmetinė problema, jau po nudegimo ne tik tai, kad sveikatos problema. Toliau, varpinė medlieva, jinai nėra įrašyta į naikintinų sąrašą, tačiau gali būti, kad ir ją teks gana greitai įrašyti, nes labai sparčiai plinta rytų ir vakarų Lietuvoje. Na, aplink Šiaulius irgi jos yra pakankamai daug, Kurtuvėnų regioninio parko miškuose, ir kur įsiveisia varpinės medlievos, daugiau miškuose beveik nieko nebelieka, niekas nebeauga. Neseniai į naikintinų rūšių sąrašą įtraukta baltažiedė robinė,
2009 metais aplinkos ministro įsakymu buvo įrašyta į naikintinų sąrašą. Naikintinos tik tai tos robinijos, kurios auga ne parkuose, ne prie sodybų, tai yra gamtoje augančios. Ir daugiausiai rūpesčių kelia tai, kad baltažiedės robinijos labai sparčiai plinta Kuršių nerijoje. Miškuose ypač smarkiai išplito toje teritorijoje, kurią 2006 metais nusiaubė gaisras pušyno. Tai per 5 metus nuo kelių pavienių augalų ar nedidelių jų grupių dabar jau užima daugiau kaip 10 hektarų plotą sąžalynai baltažiedžių robinijų. Na ir kita pajūrio rykštė tai yra raukšlėtalapis erškėtis, kuris kadaise buvo veisiamas kaip uoginis, kaip vaisinis augalas. Jis ir dabar daug kur auginamas dar, tačiau pajūryje jisai tapo iš tikrųjų labai įkyriu, sparčiai plintančiu augalu ir per kelis dešimtmečius užėmė beveik visas kopas tarp Juodkrantės ir Nidos. Ten yra milžiniški plotai ir toliau plinta tiek į šiaurę nuo Juodkrantės, Smiltynės link, taip pat Baltijos jūros žemyninėje dalyje, pajūryje, ties Palanga ir į šiaurę nuo Palangos jau yra nemažų raukšlėtalapio erškėčio sąžalynų, kurie įsiveisia beveik nieko daugiau nebelieka. Tik tai raukšlėtalapiai erškėčiai, tankūs krūmynai. Na ir dar yra daug daugiau šitų invazinių augalų Lietuvoje. Iš viso mes priskaičiuojam apie 40 rūšių, kurie vienaip ar kitaip kenkia aplinkai, plinta labai sparčiai. Na, vienas iš labiausiai galbūt irgi plintančių, tai yra, čia neturim pavyzdžio, gausialapis lubinas, juk dažnai vasaros pradžioje važiuojant matom ištisus laukus, mėlynuojančius nuo gausialapių lubinų. Ir gausialapis lubinas, jisai gal žmogui mažai pavojingas, bet aplinkai labai kenkia, nes jeigu pievose įsiveisia gausialapiai lubinai, nieko daugiau išskyrus juos ir dar keletą azotamėgių augalų nebelieka. Dėkui. Ta uosį gali nupjauti be jokio leidimo. Uosialapį klevą galima pjauti be jokio leidimo, nereikia jokio derinimo, taip yra parašyta aplinkos ministro įsakyme ir štai ten yra, jeigu norit, yra ir teisinis pagrindas. Valstybės žiniuose yra 2004 metų aplinkos ministro įsakymas 10, tai yra 130/467, tai pagal šitą įsakymą ir dabar dar yra naujesnis, su papildymu dar pridėtos 2 rūšys invazinių augalų, tai jūs galite jį drąsiai naikinti ir netgi įpareigoja savininkus žemių naikinti juos. Tik tai tiek, kad išnaikinti bus nelabai paprasta. Už tai, kad nupjovus medį, jisai labai greitai atželia ir iš šaknų, ir iš kelmo, daug atžalų išauga. Raudonų trąšų, polietileno ir supuvą. Galima ir taip daryti, bet galima ir pamėginti tuo pačiu herbicidas, tai yra glifosatas vadinamas arba rūkapų pavidalu pardavinėjamas, jo užtepti nupjovus, užtepti kelmą. Bet geriausia prieš pjaunant medį nulupti apačioje žievę, ištepti herbicidais, aprišti polietileno plėvelę šiek tiek. Po 2 savaičių, kai medis nudžiūsta, jo šaknys irgi dažniausiai būna nebegyvos. Ir tada galima nupjauti, tada nereikės daug metų kankintis naikinant atžalas. Dėkui. Įdomus patarimas.
Tai žodžiu, bet kokį medį, jeigu norim nupjauti, tai tada nulupam žievę. Gal ne visai bet kokį, bet uosialapiams klevams. Uosialapiams klevams yra vienintelis tinkantis naikinimo būdas apskritai, nes arba galima iškasti su visom šaknim, tik tai didelį medį brangu yra kasti. Man tai jis labai gražus buvo, nes jisai lapus numeta ir lieka va tos jo sėklytės. Aš jis galvodavau, klevas, ne klevas. Klevas, bet dėja jo, sakau, jo žiedadulkės yra labai stiprus irgi alergenas. Tai gal dėl to ir čiaudė. Pavasarį, kai tik tai pradeda žydėti uosialapiai klevai, taip yra gegužės pradžia arba gegužės maždaug iki vidurio, ore būna labai daug žiedadulkių. O kokį didelį turi medį, kiek bus medienos? Mediena prasta labai. Nu visiems. Žiemai. Jinai labiau primena popierių, gal tokia... Tai nedegs? Tokia sunkiai deganti, tokia Tai nepjauna. prasta.